Taigi, sveiki, mėlėjai klausytojai, Donato Montvydo FM klausytojai. Taigi, šiandien visai yra gera tema. Ir ta tema yra labai geri. Kaip aš ten pasakiau? Taigi, mėlėjai Donato Montvydo FM klausytojai, aš norėčiau pranešti, kad Facebook'e vyksta žaidimas, lygtais kaip ir žaidimas, bet tai yra konkursas. Ir dabar niekam nereikės skambinti. Tiesiog į Donato Montvydo Facebooką reikės įeiti Doni Montel. Kaip dabar matote radio nuotrauką, ateinate į va tokį Doni Montel. Ir vat jūs galėsit laimėti 2 bilietus į koncertą. Tiesiog į turą savo draugui ir savo. Tai bus top 2 turai, papildomi 2 turai ir jie bus vienas Panevėžyje, tai Cido arenoje ir kitas turas bus Alytaus arenoje. Taigi Facebook'e taginkit draugą ir gaukite bilietą savo ir tam draugui, kurį užtaginote. Taigi, laukiam jūsų, registruokitės, paskelbsim laimėtoją. Laimėtoją paskelbsime pirmadienį arba antradienį, kažkur jau po 3 ar dar vėliau. Taigi, laukiam jūsų. Programa dabar bus mūsų tik 15 minučių, taigi netrukus bus žinios, o dabar paklausykime Donato Montvydo dainos Viskas bus gerai. Kai mes liekame dviese, man ramu. Aš bandau mus apsaugot nuo kitų. Kai pasaulis bando griauti tai, kas lemta nuo pradžių, man baisu, man baisu. Viską, ką tik galėjau, tau daviau. Atiduočiau tą patį dar daugiau. Tegu juokiasi iš mūsų, gali mus vadint kvailiais. Man tas pats, man tas pats. Viskas taip, kaip mes norėjom, mes mylėjom ir tikėjom. Mums viskas bus gerai, mums viskas bus gerai. Nežinojom, kaip nelengva, kaip pasaulis nesupranta. Mums viskas bus gerai, mums viskas bus gerai.
didesnis, kai mintyse audra. Nuojauta sako, paleisti nevalia. Ko gero man negana turėti, ką turiu dabar. Mes apšviesim visą miestą ir dainuosim lyg aušros. Būsim tie, kas negalvoja apie tai, kas bus rytoj. Kas būsim rytoj. Kas būsim rytoj. Kas būsim rytoj. Kas būsim rytoj. Tai prasidėjo, kai buvom dar maži. Smėlio dėžėj lenktyniavom kas kurie. Laikas parodyt pasauliui, kas slepi. Nepaisant to, ar bijai, tu to laukei ilgai. Mes apšviesim visą miestą ir dainuosim lyg aušros. Būsim tie, kas negalvoja apie tai, kas bus rytoj. Kas būsim 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 rytoj. Ne paskutinė diena išauštų rytoj. Sustočiau vietoj ir pagalvočiau rytoj. Arba dariau viską, ką galiu. Kas bus vardan ko aš gyvenau. Kai dienos bėga, nesitiki nieko, kas gali būt kitaip. Mes apšviesim visą miestą ir dainuosim lyg aušros. Būsim tie, kas negalvoja apie tai, kas bus rytoj. Kas būsim 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 rytoj. Ne paskutinė diena išauštų rytoj. Sustočiau vietoj ir pagalvočiau rytoj. Arba dariau viską, ką galiu. Kas bus vardan ko aš gyvenau. Iškelk rankas, šiąnakt iki ryto švęsim mes. Iškelk rankas, visi, kas bijo. Eina namo. Eina namo. Eina namo. Taigi, dabar yra žinios ir taigi, pradedam. Taigi, nosi užrietusiam Gabrieliui Landsbergiui bendražygiai ruošia nemalonę staigmeną. Iš rankų išsprūdusi pergalę Seimo rinkimuose konservatoriui vedliui Gabrieliui Landsbergiui gali būti ir didesnių nesėkmių pradžia. Pradžia opozicijos apkasus pasirinkusiam politikui bendražygiai ruošia nemalonę staigmeną. Laisvės alėjoje darbininkus mušęs jaunuolis teisme
pravirko. Penktadienį Kauno apylinkės teismas pradėjo pagreitintą procesą, kurio metu nagrinėja ketvirtadienį Laisvės alėjoje dirbančius statybininkus užpuolusio Laimio Stupėlio byla. Taigi, Laimis apsiverkė teisme. Algirdas Butkevičius prasitarė valstiečių programoje radęs beletristikos. Lietuvos socialdemokratų partijos taryba penktadienį Vilniuje renkasi aptarti Seimo rinkimų rezultatus ir spręsti dėl dalyvavimo valdančioje koalicijoje. Per parlamento rinkimus Lietuvos socialdemokratai partija gavo 17 mandatų. Dainininkė Dileta Meškaikysienė patyrė rimtą stuburo traumą. Grupės Tunes of Roses narė Dileta Meškaikysienė šiuo metu gyvena lovos režimu. Žinoma, mergina lapkričio 31 patyrė traumą. Paslydo lipdama nuo laiptų. Tiesa, iš pradžių Dileta manė, kad tiesiog stipriai susimušė nugarą ir neįtarė, jog jai yra lūžęs stuburo slankstelis. Žinoma, mergina prisiminė, kad tądien draugė su savo vyru išvažiavo į Druskininkus. Dileta tikėjosi, kad spa procedūros numalšins skausmą. Tačiau pasimėgauti spa malonumais porai taip ir nepavyko. Vyras nusprendė, kad Diletą reikia vežti tiesiai į ligoninę. Taigi yra tikrai rimta trauma.